sakant, viskas savo laiku, tai nereikia perskubėti į treidus. Čia pagrindinis dalykas yra, kur žmonės klysta, visada yra pakankamai laiko pagal struktūrą, kada galime lysti ar ne. Ir savaitgalis, būtent kodėl apie tai kalbu, savaitgalis yra pats prasčiausias laikotarpis, kada tai reiktų daryti. Aš dar vis esu savo gražiam šorte Bitcoino 4,1K profito, nerealizuoto, realizuoto turim panašiai tiek. Ir vis dar jį laikau, kol mes šitų high prie 94 nesulaužysim, nepadarysim ar ne naujo high šitoje vietoje, tai tol struktūra rodo į apačią. Ir mes faktas, kad galime čia pritrepinti daug žmonių, tiek long, tiek short, nurauti vieną pusę į kitą ir toliau riedėti į apačią. Dėl to mes ir turim po apačią ne tiek mega swing zoną, tiek šita irgi yra mega swing zona tarp 70 ir 67. Toks scenarius būtų visai nieko ir šitoj vietoje jau tikrai riebiai, tai pavadinkime, lipčiau. O jeigu žiūrėtumėm daugiau lokaliai, mes vis dar turim šitą range'ą ir galima visada treidinti range low ir range high, bet mane pagrindė domina hedge pozicija ir būtent norėčiau arba šito long setupo nuo 83 arba štai čia nuo 81,8. Čia jau būtų šitos dvi ekstremalios zonos. Tai vat. Ir bitkoinas, vat tokia situacija su bitkoinu ir tokios įžvalgos mano yra. Papildomai, kas yra nauja techninės analizės pamoka mūsų Discord grupėje, yra įkelta vakar, jau žmonės gali mokintis ir jeigu norit prie mūsų prisijungti, matyti visus mūsų treidus, mokymus, diskusijas, tai prisijunkit prie mūsų nemokamo telegramo, tenai rasit visą informaciją. Tai va ir šiandienai tiek, taip labai trumpai, viskas taip pat dar galioja, nieko naujo nuo vakar dienos nenutiko. Jeigu patiko update'as, užmeskit liuksą ir man atrodo pirmadienį jau kai gausim daugiau struktūros ir matysim link kur norim eiti, rasim ir gerų setupų. Svarbiausia, neperskubėkit, ramiai, kaip sakant, nepasiduokit impulsui, kad būtinai reikia dabar atidaryti treidą, o viską žiūrėkit ar ne struktūrizuotai.